Kaip pasikeitė pirkėjas? Pirkėjai šiandien turi daugiau pinigų. Tenka jungti po 2 butus, kartais po 3 butus sujungti, kad patenkintum tą poreikį. Reikėtų pasakyti, ką padaryti, kad būtų būsto problema išspręsta. Jeigu gali lengvai, tai vieną esminį. Pirmas svarbiausias dalykas yra žemė. Taip. Žemės nėra. Dėl kiekvieno senos gamyklos, senos sandėlio šiandien vyksta Vilniuje aukcionai. Ir mes vienam projektą sumokėjom beveik 2 milijonus už teisę statyti. Tai yra kosmosas. Ėmei su projektą, kuriam virš 30 metų. Kalbu apie nacionalinį stadioną. Koks velnias nešė tave į tą galerą? Sveiki, esu Mindaugas Kulbokas iš Newsec ir mes šiandien kalbėsime apie pinigus. Apie pinigus, apie investicijas, apie labai stambes investicijas ir miestų plėtrą. Ir kartais atrodo tokie mažmožiai vieniems vizija miesto yra neįmanomas dalykas. Kiti sustoja ties pamatų padarimų ir negali toliau tęsti. Su manim šiandien, ko gero, vienas iš geriausių miestų vizionierių, Arvydas Avulis iš Haneris. Sveiki, Arvydai. Sveiki, Mindaugai. Man labai patinka visą laiką su tavim diskutuoti, kalbėti, nes tu esi tas, kuris iš tikrųjų turi viziją. Gal galiu pasakyti, kaip tau pavyksta tas vizijas, kurias tu sugalvoji realizuoti ir kaip tą miestą keisti? Koks tavo receptas? Tai turbūt vizijas visi turim, tik vieni didesnės, kiti mažesnės. Jos auga su laiku ir jeigu viena pasiseka, antra, tada atsiranda dar daugiau. O visumoje tai visada reikia žiūrėti į tai, ko žmonėms reikia ir kas gali atsitikti ateityje. Ir tą galima nesunkiai prognozuoti, jeigu daug analizuoju, kaip tai buvo, pavyzdžiui, Vokietijoje, Švedijoje ar tiesiog Europoje. Ir tos visos, kaip ir įžvalgos, leidžia kartais padaryti tokius sprendimus, kurie būna, sakykime, ar sėkmingi, arba naudingi rinkai ir visuomenė. Kada pirmą kartą pajautai tokį savyje jausmą, kad darau ne taškinį vieną projektą, o vis dėlto tokį miesto kontekstą paimu ir sugalvoju miesto dalį? Koks tai buvo jausmas ir kada tai pirmą kartą įvyko tau? Tai buvo gana seniai. Tai maždaug buvo 2001 metai. Tai tuo metu 2001 metais užbaigėm tokį pastatą Pieštukas vadinamas ir po jo atsirado toks įkvėpimas ar pasitikėjimas daugiau ir tada pradėjom projektą, kuris vadinasi Naujasis miesto centras. Tai tada iš tikrųjų buvo toks, visiems gal netikėtas labai žingsnis, nes kažkur ten prie Bakūžių apgriuvusių ant molino plyno lauko, kur stovėjo pizzerija, vienintelė turbūt Vilniuje Chili Pizza. Mes sakėm, kad čia pastatysim naują Vilniaus miesto centrą. Daug kas to netikėjo, šaipėsi, o dabar tas CBD rajonas, iš tikrųjų manau, kad yra tas ko Vilnius, bent jau Vilniaus verslo bendruomenė gali ir pasidžiaugti. Bet tada ir atsirado tas toksai kaip supratimas ir požiūris, kad galima daug ką padaryti plačiau nei kokiu nors atsitiktiniu vienu projektu, kaip vadinamas single project. Tai čia padaryti tą single project nėra kas veikia, bet padaryti kažką truputį daugiau ir numatyti, kaip viskas atrodys, pavyzdžiui, po 10 metų arba dar ilgesnėj distancijoje. Tai tas šiaip labai žavi man. Tai tu buvai tas turbūt vizionierius Vilniaus architektūrinės kalvos įgyvendinimo, ne? Kai šiandien matom ir važiuoja iš užsienio žmonės ir sako, wow, Vilnius tipinis Europos miestas, kuriame yra senamiestis ir kitoj Neries pusėje yra centrinis verslo rajonas, kuris iš tikrųjų buvo sugalvotas labai seniai ir tu vis dėlto su tuo pirmu projektu Europoje, ar ne? Taip, tai čia ir buvo paplynas laukas ir tuo metu buvo meras Zuokas ir mes su juo labai lengvai ir greitai sutarėme dėl šio projekto. Pokalbis užtruko gal 15 minučių ir ta idėja, kad pastatom čia
naują Vilniaus miesto centrą, bet tam reikia perkelti savivaldybę, tam reikia pastatyti bent 3 dangoraižius ir taip ir atsirado. Tai yra Europa, savivaldybės aukštas pastatas ir greta gyvenamasis namas. Tai vat, viskas nuo to ir prasidėjo ir tas buvo statoma vienu metu. Tai toliau, aišku, jisai evoliucionavo, vystėsi ir ta, kad būtų kažkaip draugiškai įsirašytų į aplinką, tai atsirado ta idėja kalva, kuri nuo to pastato Europos turėjo leistis į vieną ir į kitą pusę. Buvo daroma daugybė studijų, visokių techninių darbų ir mokslinių darbų, netgi iš VGTU. Na ir dabar turim tą, ką turim. Aš manau, kad čia dar ne pabaiga. Mes dar ketinam ten pastatyti bent 2 aukštus pastatus ir, jau po kokių gal 5 ar 10 metų aš manau, kad galėsim matyti tą pilną vaizdą, kokį iš tikrųjų būtų tikrai malonu visiems matyti, nors ir dabar atrodo pakankamai gerai. Aš vis dėlto Hanerį ir matyti daugumą klausytojų Hanerį asocijuoja su būstu. Taip. Ir iš tikrųjų jūsų pagrindinė veikla, matyti, yra būsto plėtra. Lietuviai šiandien taip emociškai prie to būsto vis dar prisirišę, laikosi tos įsikibę nuosavybės ir, dažnai gal jie net neturi gyvenimo plano, bet jau būsto plano įsigijimą turi, ne? Kaip jūs vis dėlto, Arvydai, reaguojate, kaip jūs pajaučiate tą rinkos virsmą ir kokie jūsų jausmai šiandien, kai mes iš tikrųjų gyvenam tais tokiais gana neramiais laikais. Nežinau, ar Šachedas įskridęs pakeitė planus, bet gal pakomentuok truputį, kas vyksta šiandien būsto rinkoje. Tai būsto rinka šiandien, iš tikrųjų ant bangos ir tai, ką mes matome rinkoje, tai, iš tikrųjų, tai didelis pakilimas, šiek tiek paradoksalus, nes ne visai tiksliai atitinka, sakykime, tokius tradicinius rinkos dėsnius. Paskutinius 2 mėnesius mes matome augančią pasiūlą. Tai yra pasiūla, pavyzdžiui, tiek gegužė, tiek balandį buvo po 1000 butų į rinką ateina naujų, parduoda maždaug 500 butų per mėnesį Vilniuje. Tai irgi labai geras rodiklis. O kainos vis tiek, jos ne tai, kad net stabilios. Aš įsivaizduoju, kad kainos bus stabilios, bet jos dar po truputį kyla. Tai tas atrodo šiek tiek paradoksalu, bet labai įdomu investuotojams, nes akivaizdu, kad yra tam tikri faktoriai, kurie spaudžia tą rinką. Vienas iš jų yra tai, kad privatus asmenys savo sąskaitojose Lietuvos bankuose vien tik tai laiko beveik 30 milijardų eurų ir aišku, kad prie infliacijos 5% infliacija, tai kokią turim šiandien, tai labai išeina labai apvalus skaičius. Per metus bus prarasta apie 1,5 milijardo eurų. Tiesiog tiek nuvertės. Ir aišku, kad niekas nenori to nuvertėjimo ir visi ieško, kur tos pinigus padėti, jeigu tu jų turi pakankamai, kad tas infliacijos praradimai nebūtų tokie ženklūs. Ir vienas iš paprasčiausių būdų pirkti būstą. Tai šiandien rinkoje tokia yra būsena, jinai yra labai patraukli, bet aišku, tas žavesys visada nebus toksai, reikia įsivaizduoti, kad kažkada atsiras ir kita fazė. O visumoje, ką mes darom, tai mes visada stengiamės reaguoti į rinką. Kokia rinko yra poreikis, tai mes ir darom. Jeigu poreikis susilpnės, tai to ir nedarysi. Tai lygiai tas pats buvo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, iš karto poreikis nukrito. Ir visi, ir vystytojai, ir mes tuo pačiu nustojame tos projektus kepti, vystyti ir pasiūla buvo sumažėjusi. Dabar aišku, kad yra poreikis, pasiūla irgi didėja ir auga. Tai mūsų požiūris į tą segmentą yra toks labai pozityvus. Vienas dalykas tai, kad čia esam tam rezi segmente jau daugiau kaip 20 metų. Esam išgyvenę ir 2008-2009 metų krizę. Jau žinome, kur yra rizikos ir ko nereikėtų daryti. Tai dabar tokios bangos neišnaudoti
aišku, būtų turbūt klaida. Bet Arvydai, tavo patirtis ir tavo turbūt gyvenimo aprašymas yra ilgesnis negu kad kai kurių projektų techniniai projektai. Prisimink savo dešimtmetį praėjusi, kaip pasikeitė pirkėjas. Pirkėjai tapo būsto protingesni, atidesni, įžvalgesni. Ar jauti, kad jie iš tikrųjų atsakingiau renkasi būstą? Tai pirmiausia, tai pirkėjai šiandien turi daugiau pinigų. Tai yra pirma, reikia suvokti vieną dalyką. Jeigu jie turi daugiau pinigų, jie renkasi brangesnį būstą. Ir kartais mums čia atrodo taip keistai, kai paskelbėme, kad per mėnesį buvo ten kokie 2-3 sandoriai, kur būstą pirko daugiau kaip už milijoną. Tai man atrodo, pirmiausia, tas stebino, dabar jau tampa tokia kaip ir realybė, kur mes sakom, kad yra žmonių, kurie turi pakankamai daug pinigų ir jiems labai svarbu turėti gerą, kokybišką būstą. Tai į tą kokybę šiandien dienai yra labai didelį toks fokusas ir pirmiausia, visi aišku nori, ar tu brangų būstą perki, ar mažiau brangų, kad tai būtų kokybiškas būstas. Ir kokybiško būsto kokybė ir mes ir turbūt daugelis rinkos dalyvių skiria ypatingą dėmesį. Nes tiesiog pirkėjas tai vertina labiausiai. Toliau, reiškia, tai yra visokių, sakykime, maži būstai, dideli būstai, mes turim tam tikrų iššūkių, kai žmonės ateina, nori didelio būsto, tenka jungti po 2 būtus, kartais po 3 būtus sujungti, kad patenkintum tą poreikį. Tai to anksčiau, sakykime, 10-metį atgal to nebuvo. Ką tai vėl sako, kad žmonės užsidirbo pinigų, turi kapitalo ir jie nori geriau gyventi. Anksčiau buvo fazė apsirūpinti būtų. Dabar kita fazė, kad aš noriu gyventi geresniam bute. Ir tas geresnis vėl susiveda į labai skirtingus kriterijus, faktorius. Pavyzdžiui, vieniem labai reikia senamiesčio, kitiem reikia, kad arti centro būtų. Kitiem atsirado vėl sugrįžo naujas segmentas arti gamtos, gražu, kad aplink mano namą būtų gražu. Tai ir čia, jeigu turi galimybę kažką padaryti prie miško, prie upės, tai iš karto tai yra vertinama ir tą reikia išnaudoti. Tai projektų įvairovė yra turbūt šiandien pasirinkime pas pirkėjus, ką mini, kad pinigų kiekis yra didelis. Prieš porą metų, gal net prieš 1,5, girdėjosi vienas toksai didelis nuogąstavimas Vilniaus mieste, kad stringa statybos leidimai, kad jūs esate įspausti į kampą, kad derinimai šiandien jau paminėjai. Balandį rekordinis kiekis pasiūla, gegužę vėl rekordinis kiekis pasiūla. Reiškia, pramuštas yra šitas apribojimas. Aš atsiprašau, aš sakyčiau, kad nepastebiu aš kol kas biurokratijos sumažėjimo. Tiesiog tai, ką mes turim šiandien rezultatą, tai yra ilgo darbo rezultatas. Ilgo darbo. Užtrunki ne metus, užtrunki 2-3. Bet dabar tik ateina o kad biurokratija stabdo visą šitą procesą, tai akivaizdu. Ir čia, kai dažnai dabar kalbama apie tai, kaip išspręsti būsto problemą. Tai ten yra labai paprasti, kokį 5 arba 10 reikia dalykų padaryti. Bet esmė yra kitoje vietoje, kad ar yra šiandien bent vienas politikas, kuris norėtų ir galėtų tai drąsiai padaryti. Tai aš atsakingai galiu pasakyti, nėra. Tai jeigu reikėtų pasakyti, ką padaryti, kad būtų būsto problema išspręsta, aš labai lengvai galiu ir pasakyti, ir padaryti. Bet gerai, jeigu gali lengvai, tai vieną esminį. Pirmas dalykas, pirmas svarbiausias dalykas yra žemė. Taip. Žemės nėra. 21 metai, daugiau, 25 metai Vilniuje žemė nei parduodama, nei nuomojama. Kas yra? Restitucijos procesas baigtas, bet jis paskendo ginčuose. Ir dabar reikia Seime vieno žmogaus, kuris sakytų, žiūrėkit, nepaisant viso šito, mes leiskime nuomuoti ir pardavinėti žemę. Vilniuje to šiandien įstatymai neleidžia. Kas gaunasi? Mes statome, mes perkam senus namus, griaunam
vietoj jų statom naujus, tai yra labai gerai, konversija, viskas teisinga ir gerai. Bet dar turim susimokėti. Už teisę statyti valstybinėje žemėje yra mokestis nuo 5 iki 75%. Ir mes vienam projektą sumokėjom beveik 2 milijonus. Beveik 2 milijonus už teisę statyti. Tai yra kosmosas. Žemės, kai nėra, kaip tu ją gali pastatyti? Dėl kiekvieno senos gamyklos, senos sandėlio šiandien vyksta Vilniuje aukcionai. Pardavinėjamas nerealiom kainom. Tas viskas iškelia, sukelia tą tokį ažiotažą, kuris neturi jokio pagrindo. Labai puikiai įžvalgiai turbūt pagrindą, ar ne, ko visas Vilnius gali statytis. Ir mes kiekvienais metais kalbame apie tai, kad Vilnius augantis miestas, įvairiais čia skaičiavimais visi prisiskaičiuoja, bet matyt, kad to poreikio būstų į ateitį žiūrint, į ilgą perspektyvą reikės ir dar labai daug. Bet pereikim prie komercinio turto ir Haneris vienas iš tų lyderių, kurie vystot ir biurus ir esate aktyvus žaidėjas. Ir ne pavienius biurus, o visus klasterius, ar ne, taip kaip buvusiam Žalgirio stadione. Arvydai, biuras šiandien, ar darbo vieta, ar vis dėlto tai yra gero projekto pasekmė, kultūra ir atnešanti naudą tam nuomininkui? Kaip jūs filosofiškai žiūrite tą biurą? Tai poreikis reikalavimai biuram keičiasi ir ta tokia, pažiūrėti, kaip jis evoliucionavosi per paskutinius 10 metų, tai prasidėjo nuo to, kad reikia biuro A klasės, gero biuro. Šiandien dienai reikia daugiau negu A klasės biuro. Ir jeigu mes prieš, sakykime, 5 metus ar netgi 10 metų reikėjo labai, kad būtų daug parkingo, nes IT kompanijose visi nori atvažiuoti su automobiliu ir jeigu nėra kur pastatyti automobilį, tai jis į tą kompaniją neina dirbti. Šiandien kitaip. Šiandien žmonės nori, kad biuras būtų antiek patrauklus, kad būtų jame didesnis noras dirbti, negu dirbti iš namų ar iš kažkokios kitos vietos. Šiandien tas hibridinis darbo modelis yra padaręs labai didelį įtaką biurų. Tiek struktūrai, kokybei ir šitoje vietoje prasideda tik tai 2 tada tokie faktoriai, kurie veikia, tai kokia kaina ir kiek jis yra draugiškas, artimas, tai aplinkai tiek darbiniai, tiek namų aplinkai. Ir čia viską lemia tai, kas sukurs tą visą kompoziciją tokią, kad žmonės ir norėtų ten dirbti, bet ir kaina būtų patraukli. Ar tai biuras ir plėtotojas, ar tai bendraautorius kartu su nuomininkais, ar tiesiog investuotojas į kvadratinius metrus? Kaip tavo jausmas šiandien? Jeigu pirmą projektą darai, tai gali būti sudėtinga, nes labai reikia jausti. Mes turim biurų daugiau kaip 100 000 kvadratinių metrų ir turim kelis šimtus klientų. Ir iš jų labai daug turim grįžtamo ryšio, ką jie vertina, kas jiems patinka, kas nepatinka. Vieniem vieni dalykai, kitiem kiti. Ir tada aišku, kad turint didesnį portfelį, lengva vieniem pasiūlyti vienokius sprendimus, kitiem kitokius, dar kažkam dar kitokius. Tai šitoje vietoje labai svarbu pajausti, ko tam klientui reikia. O rinkoje klientų irgi yra atskiri segmentai. Kaip sakiau, vieniem reikia labai geros aplinkos, kitiem reikia labai geros kainos. Kitiem reikia labai geros lokacijos ir pabandyk pataikyti. Nėra lengva, ypač dabar, kai tiesiog naujų kompanijų atėjimas į Lietuvą yra, sakyčiau, sustojęs. Viena kita ateina tik tai, plečiasi tik tai tos kompanijos, kurios jau čia seniai yra įsikūrusios. Ir aišku, didelį poveikį daro ir dirbtinis intelektas, kuris ženkliai sumažina IT kompanijų darbuotojų kiekį ir joms irgi reikia mažiau ploto. Ar Vilnius turi ant viziją komerciniam turte, kur plėtros kriterijai ir kaip apibrėžta? Ar vis dėlto tai yra vystytojų vizija, o Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi žmonės ateina su trintuku patrinti jūsų viziją? Aš manau, kad antras variantas, Vilniaus miestas aplamai norėtųsi, kad turėtų aiškesnę ir tokią racionalesnę viziją, nes dabar dažnai mums
iš mūsų reikalaujama, pavyzdžiui, prie gyvenamųjų namų, kad būtinai būtų komercinės patalpos. Bet jau mes keli metai turim perteklių komercinių patalpų pirmose aukštuose. Jų nereikia, bet vis tiek reikalavimas egzistuoja, spaudimas egzistuoja. Tai norėčiau pasakyti, kad tie, kurie sėdi savivaldybės ten bokšte, iš tikrųjų ne viską jaučia, ne viską mato ir būtų labai gerai, jeigu to dialogo būtų tokio, kuris praplečia akiratį. Ne tai, kad mums kažkas pasako, ką daryti ir ko nedaryti, bet reikėtų, čia norėčiau palinkėti visiems valdininkam, tiesiog praplėsti akiratį ir suprasti, ko reikia šiandien. Tai va tai, o atsakant į tavo klausimą, ar turi miestos viziją biurų komerciniam segmente, man atrodo, kad jos nelabai turi. Galbūt daugiau su prekybcentrais kažką gali pasakyti, bet kas liečia, sakykime, biurų pastatus, tai yra absoliučiai čia diskrecijoje vystytojų, investuotojų, ką jie sugalvoja ir kur, kaip išmasto, kaip prisima kiek rizikos, tas ir vyksta. Užminėjai tokį raktinį žodį investuotojas, ar ne? Tai Lietuva versus užsienis. Tai kodėl tu pradėjai investuoti ne tik Lietuvoje? Žinau, kad tu vienas iš pirmųjų, ko gero, buvai tas, kuris Rygoje padarė didelį projektą ir buvai ledlaužis ir kai visi ėjo, tu jau iš Rygos išėjai. Taip. Tai vis dėlto Lietuva versus užsienis. Pliusai, minusai ar diversifikacija? Tiesiog paprastas atsakymas. Čia taip paprastai neišeis atsakyti, nes yra keli faktoriai. Pirmas dalykas, kai jau trupai paaugi, Lietuvos rinka pasidaro šiek tiek per maža, sekli. Tada bandai plėstis ir, kaimininės šalys pirmiausia, tai Latvija, ten Lenkija, toliau prasideda dar tolimesnės šalys ir taip toliau. Tai yra vienas dalykas plėtra. Antras, jeigu sudėlioti kriterijus visus, tai reikia suvokti, kad tas namų rinka, home market, jis visada yra geresnis. Taip. Ir čia besąlygiškai bet kur paimsim. Netgi Bonava, kai atėjo į Lietuvą, labai stipri, turbūt galingiausia kompanija rezi segmente šitoj šiaurės regione. Bet Vilniui nelabai ką pasisekė. Ir ką tai reiškia? Užtat, kad vietiniai vystytojai yra visada stiprus. Ir jie geriau žino rinką, geriau žino subtilybės. Ir va čia, kai tu sakai, kas versus vietinis ar plėtra, tai galėčiau pasakyti taip. Taip, tai yra vienas dalykas diversifikavimas, kitas dalykas tai yra tiesiog tau čia per seklu ir tu nori turėti platesnę rinką, bet visada reikia suvokti, kad home market visada yra geriau. Ar buvo tas lūžio taškas ir momentas tavo galvoje, kad tu buvai pasakęs savo, ne, į Lietuvą nedėsiu daugiau investicijų? Ne, tokio nėra buvę, bet buvo visokių. Čia daugiau mane erzina biurokratai, kurie mane ten labai stipriai kartais, panaudosiu tą žodį, kuris geriausiai tinka, smaugia. Tai aš manau, kad prie tokios, kaip čia pėdyti, santykių, kai verslas ir valdininkai, biurokratai neranda bendros kalbos, tai kartais atsiranda toksai, kokio velnio čia, tiek reikia, prasme prarandi. Pavyzdžiui, Algirdo gatvėje aš leidimo kovojau su biurokratais 11 metų. 11 metų kovoti, tai kokia prasme? Kai galima nuvažiuoti kažkur į kitą galbūt šalį ir ten nėra tokių užkietėjusių, kuriems ambicijos principai neleidžia arba jie tiesiog iš principo nori kažką padaryti taip, kad tau nesisektų. Bet tu kantrus žmogus. Aš atkaklus. Atkaklus, kantrus žmogus, neseniai su projekto, kuriam virš 30 metų. 38. Kalbu apie nacionalinį stadioną. Taip. Tai tiesiai šviesiai paklausiu, koks velnias nešė tave į tą galerą? Tai va čia ir yra. Ką tu ten atradai arba ką tu ten pametei? Ne, kartais matai, Miliukai, verslas daromas dėl pinigų, visi sako, ne? Manau, kad taip. Didžiąją dalim. Bet kadangi mes sakom didžiąją dalimi, o ne 100%, tai atsilieka dar nedidelė dalis, kur gali padaryti dėl idėjos, dėl ambicijos. Ir va šiuo atveju čia tiesiog suveikė stadionas nacionalinis, suveikė kaip ambicija, nes jis jau tiek metų daromas. Jis buvo 3 kartus nugriautas. Taip.
žmonės jau jo netikė, kad kas nors, kad jis gali būti. Ir va čia atsiranda toks tada iššūkis, žinai, kuris atrodo, plauk, bet jeigu aš padarysiu, ar ne, tai įsivaizduoju, aš būsiu įveikęs tą, ko, Lietuva nesugebėjo įveikti per 36 nepriklausomybės metus. Kiek šiame projekte yra statybos, viešųjų ryšių, politikavimo, kiek šitam projekte iš tavęs atima laiko ir kantrybės? Ar iš tikrųjų nepervertini savo šitą pusę ir ar netruks tau kantrybė? Kantrybės aš manau, kad netruks, atkaklumo irgi turiu dar pakankamai. Labiausiai erzina politikavimai, tokia, sakyčiau, nešvari politika. Kai politikai bando iš to padaryti, savo sukurti dėmesį ir tiesiog šokas su kažkokiais absurdiškais reikalavimais arba skundais arba dar kažkuo, vien tam, kad atkreiptų žiniasklaidos dėmesį. Tai yra žemas lygis ir toks, sakyčiau, truputį antiek žemas, kad net biški blogą darosi, pykina. O visumoje tai yra didelis projektas, tai yra 20 hektarų teritorija, kurioje statomas ne stadionas, kurioje bus sukurtas didžiausias Baltijos šalyse sporto kompleksas. Ir tai yra, kažkaip užveda, tai yra motyvuoja. Gali tai padaryti ar ne? Tiesiog man tai noras parodyti, kad aš tai galiu padaryti. Ar nemanai, kad po tavo šito projekto gyvendinimo Akropolis turėtų į geležinį vilką pasitraukti, į Akropolis 2, kuris taps Akropolis 1, o ta vieta iš tikrųjų atras kitą alternatyvą greta jau tavo paminėto sporto kompleksui? Aš manau, kad jie vienas kitą labai stipriai papildys, nes atsidarys, Akropolis dabar yra gana didelė trauka. Šitas sporto kompleksas irgi jis generuos pakankamai gerą trauką. Čia tie pergyvenimai, kad užsikiš, kažkas nepravažiuos, jie nėra nieko pagrįsti, nes savivaldybė investuoja labai daug. Gatvių ten, vedukų, infrastruktūrą visą. Aš manau, kad ten viskas bus labai gerai ir gražu. Mano nuomonė, reikia į tą projektą žiūrėti labai daugiau pozityvumo, nes iš tikrųjų jis reikalingas. Ir kai jis pradės veikti po metų, tada aš manau, kad mes kitaip jį suvoksim ir suprasim, koks didelis tai yra daiktas. Ir taip pat kaip dabar suprantam, kad CBD, tie dangoraižiai, nieko čia blogo nėra, neužgožia jie senamiesčio, nedaro jokios tenai neigiamo poveikio vizualaus. Nors prieš 20 metų reikėjo labai daug pakovoti, įrodinėjant, kad tai neturės neigiamos įtakos senamiesčiui statant dangoraižius CBD. Tai tas pats, aš manau, bus ir su šituo nacionaliniu stadionu, kai pamatysim, kokia ten infrastruktūra yra, kokią naudą gauna Vilniečiai ir aplamai visi žmonės, kurie tiesiog atvažiuos ar į koncertą, ar norės pasportuoti, arba tiesiog šiaip praleisti laiką tenai. Arvydai, be stadiono, ką dar nori pastatyti, ko dar nepastatėjai? Aš turiu dar idėjų, bet negaliu sakyti, nes, pirmą noriu pradėti, o tada pranešti. Tai nugriauti pieštuką jau čia turbūt įvykęs faktas, ar ne? Neskubėkim su pieštuku. Gerai. Neskubėkim, aš turiu dar dėl pieštukų dar alternatyvų visokių. Labai gerai. Bet aš turiu dar vieną labai didelę ir gražią idėją, bet truputį kantrybės. Kai jau pasirašysiu kažką, kai jau bus aišku, tada pranešiu. Ačiū Arvydai už atvirą pokalbį, kaip visą laiką, miela, gera, smagu. Linkiu optimizmo, kantrybės. Visom šitiem iššūkiam, ypatingai su biurokratija kovojant. Tu vienas iš tų, kuris tą sakote atvirai ir darote viešai, ar ne? Ačiū labai už jūsų indėlį ir Haner, puoš Vilnių toliau. Linkiu toliau sėkmės diversifikuojant. Mėly klausytojai, ačiū labai. Iki kitų kartų. Buvo Arvydas Avulis Haner ir Mindaugas Kulbokas iš Newsec. Iki kitų kartų.